Labas rytas, sveikas Mantai. Sveikutis. Mes valtelį, o kodėl valtelį? Todėl, kad šiandien +9. Gruodis, ane? Nesigyvenom. Beprotybė. Kažkas ledo ten svajoja, laukia. 9. Gruodžio vidurys. Žiauru. Tai kadangi taip jau, tai aš prisikalbinau Mantą, kad mes pagaudytumėm ešerių. Ir šį kartą kanaluose, nes vėlgi visas upė šoktelėjo. Praeitą laidą matėt, kai mes gaudėm lydekas dėl to, kad Nemunas šoktelėjo. Tai vat bandysime skylutėse ieškoti ešerių. Nes mes su Manta ešeris. Nu gerai, tu lydekės tas būni. Tai va, Mantą puikiai žinote, mes su juo susitikę ne kartą ir Suomijoje, iki pofishingė. Mantas gidauja, daug žvejoja. Tai šiandien misija žiemos ešerys, kuris aišku bus tingus, nuobodus ir mums reikės jį kažkaip prikalbinti kibti. Variantų turim, pažiūrėsim kaip viskas bus. Žiūrim, kur rasime ešerių būrelį. Nu, ešeriukų rodo. Rodo, ne? Jo. Nu, labai gerai. Ešeriukų rodo, o kaip juos įkalbėsim, čia jau žiemos žuklės pinigų. Įdomi. Sustojom. Pirmam bandymui. Žiūrėsim, kas bus. Aišku, reikia rasti tą ešeriuką ir sulaukti jo aktyvumą, nes būna taip, kad gali valandą pramėtyti ir 2 ir galvoti, nėra čia žavies ir tada įsijungia. Apie žiemos žvejybą ar lydeko ar bet ko aš jau pasakau, kad reikia sulaukti valandos X, kada jie išeina maitintis tom 2 valandom. Tai Mantas, matau, drapšuotina. Irgi gerai. Kitas žuklės būdas, aukščiau. Nu, aš paduosiu prie padugno ir žiūrėsim, kaip čia norės to žuvytės. Raižas vietinis. Raižas ešeriukas. Raižikas. Aš nenoriu, kad išbaidytumėm žuvį. Kol kas mes jas uždarinėsim tokią nedidelę traikelę ir ją laikysim, po to paleisim. Va, klausyk, aparatas. Ops. Tai babulę išmokai, ne? Taip. Tai irgi. Ne, iš tikrųjų yra ta idėja tokia, kad idėja tokia yra, kad jeigu gaudai iš taško ir va dabar aš prie pat valtis praktiškai atgal paleidinėti galima, jeigu gerai kimba ir didelis būrys, bet kadangi mes čia krapštom po 1, po 2 kol kas, tai geriau, kad jie pabūtų uždaryti nelaisviai. Gražesnis. Ir tu aktyviai pradėjai gauti montezų. Aha. O, jau yra ką pažiūrėti. Man skiriau. Gal jie tiesiog pakilo. O, ir ant viršutinio, matai. Viršutinio. Bet irgi žiūrėk taškuotas. Bleva jie visi. Nors ir geltonas, bet Turi taškelį. turi jisai. Nu, super.
padaryk. Dar didinimas. Turiu gerą. O, geras. Tu užsėdai, žinau, kol aš tau vešiu. Aš supratau, kad tu nieko jam nedarėjai, ne? Na, Nieko nedarėjai. jis pats užgulė. Visiems ant pinko, o man aiškina, kad pinko nedėk. Per centrą tau paėmė daugiau. Ja. O. Geltonas. Aha, spalvytė kokia. Pasaka. Juhu! Kokias oranžas. Oranžas. Oranžinis ešeriukas. Ups. Į būdelę. Pas draugelius. Nu šiaip, gali būt kaip ir veikia. Vėl geltonas. Raigikas. Raišikai biški didesnė, vis tiek nedaug. Raigikas. O, žiūrėk, šeriukų daugėja. Yra, didesnis pišiuje. Atvaršau. Sakai, pinkas nedirba, pats ir pinko gaudai. Užsidėjau, kai nematai. Sukčius. Geras. O, Aha, gražus. darai kalę. Gal graibštą reikia? Ar čia nebus lydeka? Ne, man atrodo, Šeris geras. didelis. Šeris. Čia per viršus pabandysiu. Vo. O, koks karšotis. Va, jau čia ešeriukas. Prašau, prašau. Super. Naglas, didelis ir gražus. Hei, hei. Kol kas pirma tokia mūsų laidos dalis su Mantu. Ką galim pasakyti, labai šeriai juda, ne? Labai juda ir sunkiai kimba. Nu, kad sunkiai kimba, tai normalu. Gruodžio mėnesį, žinai, čia reikėtų ant ledo ir savižėlę 0,08 valiukų. Tai čia nėra ko norėti. Vienas dalykas. Antras dalykas, geriau negu sėdėti namuose. Tai faktas. Va, faktas. Ir kas įdomu, kad ešeriai juda, mes surandam taškelį, bum, 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 sukimba, viskas dingo, atrodo kaip ir nėra. Ir jo palotas, atrodo, nebijom žuvies. Vėl paplaukiam, vėl kažkokie nedidelį būrelį randa, vėl tik, keli sukimba, kiti neaktyvus nekimba. Ir taip jie čia migruoja. Kažkodėl tai mailiaus nesimato, bet prie paskui mailių migruotų. Bet migruoja ir mes turim visą laiką, va, tin, per taškelius važinėti. Bet svarbiausia, kad mes gaudom, gerai leidžiam laiką, tai aš tikiuosi ir jūs gražiai leidžiat laiką su mumis žvejodami, ar ne? Tai susitiksim po pertraukos, paieškosim staresnių.
Sveiki sugrįžę, žiūrintys laidą Vienam gali kablys. Mantukai, kaip tu gyvas, sveika? Gerai. Mes sirėmės tarp to išėriukų, turim begalį daug kibimo, net farširuojam, kur tie didesni. Nes kolotas rodo daug mažų ir vieną kitą didesnį. Tai iš principo daug nėra čia tų didelių. Jo. Tai dėl to man tas dirba, ieško, kur sustoja, vieną kitą rimtesnį pagaunam ir jie vėl kažkur tai. Ir vėl reikia judėti. Aš tai pripratęs, kad jeigu jau radai burelės, ten ir stovi, ar ne? O čia ne, čia jisai ten atgal. Gal šitaip yra dėl to, kad nėra tos tikros žiemos, žinai. Nu, mes apie tai irgi kalbam, kad žuvis iš tikrųjų pasimeto. Šį rudenį lydekos realiai nekibo, su ešeriais vėl pas visus, nu šiaip vien žiūrint Facebooką matosi, ar ne ten, kad nėra stebuklų, nes žuvis tiesiog nebėra tų ryškių metų laikų perkritimų, kad pavasaris, tada ateina vasara, karšta, tada ateina ruduo, tada ateina žiema, tada žuvis jaučia, kad ateina žiema, jos tada maitinas, nežino, kad po ledu neprisės. Dabar 9 laipsniai šilumos su vėju. Ir žuvis judys. Ir žuvis savo, hei, čia mums gal pavasaris, gal ruduo, gal ką čia mums maitintis prie žiemą, dar ta žiemos nebus. Nu tai va taip ir mes ir gaudomės. Jo, metai keičiasi, laikai tokie, metų laikai nebekonkretus, nebeužtikrinti. Nu, bet nesvarbu, kad mes nesėdim namie, mes gaudomės, galvojam, mes keičiam masalus, didinamės, rezimuosim viską žuklės pabaigoje, bet kaifo yra tikrai. Tikrai taip. Viskas labai gerai. Vėl firminis taškelis. Vadinasi. O. Oi. Jo. Juhu, šeriai. Taip, mes čia sunkiai eis visai gaudomės, bet visai gaudom. Daugumų keisti reikia daug. Bet kol kas viskas dirba, jis lieka, kas panašu. Bet žiūrėk, man tai tu pastebi, kad tau vakare, antroje dienos pusėje viskas ant viršaus. Tik ant viršaus. Ir pas mane daug mažiau kliovo pasidarė. Kibimai tokie iš viso sulėtėjo. O ką tai gali reikšti? Gal jisai pakilo kažkiek? Gal kažkiek pakilo, gal jam ta agresyviau paduodi, aukščiau matosi. Nu žiūrėk, ką tai savitas kirmeliuką, ne? Kirmeliukas, visiškas kirminas, kaip dėlytė. Aha. Dėlytė ir brainuotas toksai, čia kieno? Kalūrėsas. Kalūrės, o ne? Jo. Toksai visai fainas, o pačioje balisčiukas. Bet to ant galo jau, ta prasme, ant galinio visai nepagaudė. Nu, absoliučiai, kiek mes pagavom gal? Tu tiksliau pagavai savo, ne, o man gal 4-5 šeriai kokie ten buvo. Tai va, Parsako sistemą nepamirškite. Ypač, kai nežinai, ant ko gali kibti naujoj vietoj. Aš tai specialiai šiandien dirbu tik nuo dugno, tikėdamasis, kad gal kokiam, kad skirtingai būtų, kad matytųsi, kuom skiriasi mūsų žvejyba. Ir realiai, aišku, pas tave tų mažesnių kalnas, bet va dabar į vakarą toj pažiūrėsim. Gal ir vienas kitas didesnis išlyso kibimukų, tai... Bet šiaip jie tokie tingeniai, aš matau tie didesnį. Ir šiaip man tai, tu pastebi, kad su dideliais ešeriais kuo toliau, to liūdniau. Taip. O kodėl? O todėl, kad galime įpti 5 kilus.
Ir jeigu šitoj vietoj gauda per savaitę 30 žvejų, na gerai, 20, ane? Kaip minimum. Jo, ir tada kiekvienas po 5 kilus normalių ešerių, tai jau yra 100 kilų minus ešerių. Nu tai 10 dienų, jau tona. Va, žiūrėkit, kai jisai duoda konkrečiai ant to savo, vėl bus ant viršaus. Jo. Jo, net nebejoju. Nu, oi, gerai. Žiūrėk, jau tokie postariai. Nu, aš specialiai nesirišiu, nes tu už mane padarysi vaizdą. Ne, aš irgi pagausiu. Va, ir su masaliukais padirbėsiu. Mūsų tašelė pilnėja, kaip smagu bus juos paleisti, o ne 5 kilus namo pasimti. Žinai, aš manau, kad viskas gerai ešerį paimti vieną kitą kartą, kai jisai be ikrų, bet kai jisai dabar jau brandinas ikrus ir su ikrais imti, tai, nu, tokį kiekį va parsivešti namo, kiekvienas žvejas, tai mažėja, žinai. Va, taip. Todėl mes primiktinai prašom, nesmaukit tų ešerių be proto. Būna, kad gerai kimba, bet nesmaukit. Kiek reikia ten pasikepti? Po 3 ešerių. Ir viską. Taip. Krepšiuką. Opa. Nu tavo ta dviguba sistema, tu ne korsaką išmokai, ten kažkada tai rodė. Galvoju, pabūsi irgi toks naglas. Jis rodė, kad reikia dviejų sistemėlę turėti. Matai, kaip čia viskas. Op, visą gerą. Pavėjai. Taip būna. Nu būna. Mesitaiko. Viskas. Jis irgi labai migruoja matyti. O, gražus. Geras. Jo, geras šešis. Vakarinis. Karinis. Nu, nėra labai geras, kaip tu čia sakai. Tiesiog iš tų mūsų vidutiniokų gal ir neblogas. Žiūrėk, iš antro karto. Neblogas. Storulis. Neblogas. Drambliukas. Labadiena. Va, kokios gražios spalvos. Rudeninės ešerių spalvos, va šitas yra. Žeminės tiksliau, va tokios. Koks grojas. Super. Juhu. Labadiena. Ir rankinuką. Nu, fainas, tas rankinukas geras sprendimas. Žuvis gyva. Jo. Visą laiką gali paleisti. Nu ką? O, tik norėjau kažką pašnekėti. Dugniuko. Koks didelis. Bet. Vis tiek vakarinis tas. Jo. Didesnis. O. Spalvotas. Juhu. Rubuiliukas. Surenka viską į burną, susigurda. Tokios spalvos. Vien spalvos ko vertas. Man tai dienos trumpas kaip šūvis, ar ne? Bet visiems fainai. Nu, mes žiūri gerai praleidom laiką, galim pasidžiaugti mūsų laimėgiais prieš paleidom. Visai gerai tie ešeriukai atrodo. Vis geriau negu namie, aišku. Aišku. Pažiūrėkit, kokie faini. Šeriukai. Va. Prigaudėm visai smagiai.
gražiuliukų, staruliukų. Va, daug paleidom, tokių va, parodom, va, ir parodom, kad negalim chebra imti tokių žuvų. Lai jos gyvena, va, tokie grožiai. Lai mes jos paleisim ir lai būna fainai. Matukai, leidžiam mūsų laimikį. Leidžiam. Super, gražios žuvės. Labai liuk. Visos gyvybingos, fainos. Nu ką, šitus galime Taip, visos. drąsiai. Labai liuks. Vsia. Klausyk, dėkui tau labai už puikią dieną. Mes žiūri gerai, kai visą laiką praleidžiam su tavim laiką. Dieną vėl skaityti. Taip. Nu ir vėl galim kažką tai dirbti, ne? Ruošti šventėm. Tai ruoškite šventėm, neišgyvena neligos, sustinka po savaitės.